pačiai pradžiai norėtųsi pradėti nuo to, kas yra ta meilė sau, ar ne? Nes daug apie ją girdime, čia mylėk save, prižiūrėk save, visa kita, bet kas tai yra, Monika? Taip, tai iš tikrųjų meilė sau yra labai plati sąvoka, bet jeigu tokį romantinį apibrėžimą pasakyti, tai Oskaras Vaildas labai gražiai apibrėžė meilę sau sąvoką, kad meilė sau yra romanas, trunkantis visą gyvenimą. Ir greičiausiai labai svarbu suvokti, kas tai yra romanas. Tai kad nesvarbu romanas su savim ar su kitais, jis būna visoks. Ir jeigu kalbant apie meilę sau, tai yra besąlygiškas savęs priėmimas. Toks, koks tu esi. Nesvarbu, tiesiog priimi save su visom savo ydom, su visom klaidom, esi sau atlaidus ir empatiškas. Ir tik gebėdamas sukurti sveiką santykį, šiltą su savim, priimdamas save tokį, koks tu esi, gali sukurti sveiką santykį su kitais. Tokį pat šiltą, empatišką. Tai toks sveikas požiūris į save yra. Turbūt ir svarbiausia, ką norėčiau ir pabrėžti, kad meilės sau svarbiausias komponentas būtų atlaidumas, nes mes labai mėgstam sau būti griežti. Mm. Taip, tai vat labai gražiai galima pasižiūrėti tą meilę sau kaip į kažkokį dalyką, kaip į tarpusavio kažkokius santykius, ar ne? Nes atrodo, va čia dabar save mylėti, nu kažkaip keista, bet kitą žmogą mylėti, tai priimtina, ar ne? Tai vat Taip, labai gražus toks požiūris, kad į tokį kaip ir dviejų žmonių santykį galima netgi žiūrėti. taip, ir nereikia nusiteikti, kad tas santykis visada bus tolygus. Jeigu aš jau pradėjau mylėti save, tai visą gyvenimą ir mylėsiu, ir priimsiu. Tai tas santykis būna visoks. Ir svarbu nepamiršti, kai supykstam ant savęs, kai nepasiseka, kad galim atleisti ir priimti tą nesėkmę, tą klaidą priimti ir kažką naudingo iš to išsinešti, o ne bausti save ar engti. Nes labai mėgstam tikrai savigraužą užsiimti, ypač vakarais padariau tą, padariau aną, pasakiau tą ir aną. Tai čia ir būtų ta meilė sau, kad mes gebam išeiti iš tos situacijos ir negraužti save už tai, kas įvyko. Priimam save tokį, kokį esam, priimam tą, ką padarėm ir tiesiog, jeigu kažkas nepatinka, tai mokomės iš to. Mhm. Taip. Ir vat kažkaip labai dažnai žiniasklaidoje, nežinau, kokias knygas ten, tarkim, skaitome, matome tokias sąvokas kaip meilė savo, savigarba, savivertė. Bet šitos sąvokas jos ne visai apie tą patį yra, ar ne, jos kažkuo skiriasi tarpusavyje. Tai meilė sau, savigarba ir savivertė, sakyčiau, kad yra toks bendras komponentas. Tai kompleksas, kuris reikalingas tam sveikam santykiui su savimi. Tai, kaip sakiau, meilė sau yra apie besąlyginį savęs priėmimą, rūpinimąsi savimi, empatiją ir atlaidumą. Savigarba sau galime labiau apibrėžti kaip, ribų nustatymą, savo vertybių žinojimą, gebėjimą laikyti savo principų. Tiesiog neleidžiam kitiems asmenims mūsų žeminti ar menkinti. Tai pavyzdžiui, nedarom to, kas eina prieš mūsų vertybės. Mes gebam pasakyti ne. Savivertė tai būtų kaip žmogus vertina savo vidų ir išorinę, vidinę ir išorinę vertę. Tai jis supranta ir jaučia, kad yra nusipelnęs ir gali save mylėti, gali kiti jį mylėti, jausti pagarbą, jis nusipelnęs sėkmės ir gali siekti įvairių tikslų, laimės. Tai kartu tai ir yra meilė sau. Tai meilė sau, jeigu kalbant apie skirtumus labiau, tai būtų apie emocinę ir fizinę gerovę, savigarba su moralinėmis vertybėmis būtų daugiau susijusi, su pagarbos sau užtikrinimu, įgalinimu, o savivertė būtų platesnis jau terminas. Tai apie kaip vertiname save kaip visumą, savo vertybės, pasiekimus, gebėjimus. Mhm. Tai šitie, kaip suprantu, trys komponentai vat ir susideda ir sudaro tą tokį bendrą vaizdą, ką reiškia meilė savo, ar ne? Taip, tai būtų kaip bendras kompleksas ir žmogui tai leidžia jaustis pilnavertišku ir kurti sveikus santykius su savimi ir su aplinka. Mhm.
Tai va tada kyla vat klausimas, ar gali būti, kad mūsų savigarba yra labai aukšta, bet tarkim savivertė yra žema? Ir kaip tada tą meilę sau varijuoja? Į šitą klausimą iš tikrųjų būtų labai sunku atsakyti, nes aš esu praktikoje susidūrusi su tuo, kad žmogus turi labai aukštą savigarbą, bet labai žemą savivertę. Jis labai nemyli savęs, nevertina, engias pats save, bet visuomenėje jis turi labai aiškias nuostatas ir žino, kaip su juo turi elgtis, kaip turi bendrauti, labai aiškiai žino, kada na, su juo elgiamasi nepagarbiai, ne pagal tuos standartus, kuriuos jis galbūt turi. Tai, bet atėjus į konsultacijas, tu matai, kad tu, ta savigarba, kuri yra visuomenėje rodoma, šeimoje, savo artimoje aplinkoje, santykė su artimiausiu žmogumi, jie dažniausiai būna toksiški. Tiesiog mes kalbam apie smurtą, tiek psichologinį, tiek fizinį. Bet taip, kaip elgesi su tuo asmeniu, tas smurtaujantis, jokių būdų taip negalės visuomenėje niekas elgtis. Tai galime būti ir, jeigu apie darbą kalbant, tai darbo aplinko irgi žinoti savo aiškias ribas, kaip su mumis turi elgtis, kaip turi atrodyti darbas, darbo aplinka, darbo sąlygos ir jų laikytis. Bet socialinėje aplinkoje vėlgi pametam. Tai dažniausiai vis tiek mes labiau savigarbą jo galim turėti, savimeilę sudėtingai, su tuo pasimiršta kartais. Mhm. Taip ir vat kartais irgi vat yra taip žmonėm, kad save kaltinam už kažkokias tokias mažas padarytas klaideles, ar neteisim, kad čia šitą negerai padariau, kitą kažką blogai padariau. Ir jeigu kažkas mus pagiria, atrodo sunku priimti, ar ne, kažkokį komplimentą, nes pats negalvoja, kad padarai gerą darbą. Tai va čia ir yra galbūt toks kažkoks pavyzdys, kad nėra meilės savo, ar kaip jūs šitą apibūdintumėte? Čia aš priskirčiau gal prie mitų, kad žmonės mano, kad nusipelnė pagyrų, kažkokio įvertinimo ar meilės už kažkokį pasiekimą. Ir dažniausiai mano, kad ne už tai, kad nuėjau į darbą ir tiesiog atlikau savo darbą. Ne, jie mano, kad kai aš tapsiu direktorium, kažko pasieksiu, žinau, olimpiadai sudalyvausiu, tada aš būsiu vertas meilės. Bet kol aš treniruosiuosi, sieksiu savo tikslų ir dalyvausiu paprastose varžybose, nu ne, aš nesu dar nusipelnęs, kad mane vertintų, mylėtų ir palaikytų. Tai čia būtų vienas iš didžiausių mitų ir vienas iš dažniausių, kuriuos sutinkam kasdienoje, kad mes turim nusipelnyti meilės. Tai jeigu kalbam apie tą sveiką požiūrį save, tai sveikas, kai tu sveikai žiūri save, tu žinai savo vertę, kad tu myli save, vertini, tada tu supranti, kad tau nereikia nusipelnyti meilės. Nu, tu tiesiog myli save už viską. Nesvarbu, ar tu esi kažko pasiekęs, ar tiesiog gyveni įprastą pasyvų gyvenimą. Tu tiesiog myli save ir priimi toks, koks tu esi. Mhm. Labai gražus aspektas iš tikrųjų kažkaip taip atrodo susiveda, kad mes vat galbūt nemokam besąlygiškai savęs mylėti, atrodo reikia kažkokios sąlygos, kad galėčiau vat save mylėti, priimti, galbūt pagirti save, jeigu ir nieko daug vat nepadarau, ar ne, dienoje atrodo. Taip, tai tikrai ir praktikoje labai dažnai susiduriam, kad pamiršta žmonės save ir kai klausi, kaip tu atsidūrei tokioje situacijoje, kokiai tu esi, arba apskritai apie kasdieną, kaip ta meilė pasireikštų tavo kasdienoje, žmonės negeba atsakyti, nes niekada iš viso nesusimąstė ir nelabai mąstė, kad arba pasako tikrai, dabar, pavyzdžiui, šią savaitę dažnai buvo, kad kalbėjom apie savęs mylėjimą ir sako, bet tai aš myliu save, aš sakau savo komplimentus, aš turėjau trūkumą ir aš jį jau priėmiau, bet tai tik dalelytė, besąlyginis savęs priėmimas yra absoliutus, viską apimantis. Ir tai nėra tik apie išorinius veiksmus, nėra tai, kad tu nusipirksi savo papuošalą ir tai reiškia, kad tu save myli. Ne, tai yra ir psichologiniai dalykai, vidaus tokie dalykai gal labiau. Taip pat ir reikia nepamiršti ir fizinių dalykų, tai kaip sveika mityba, aktyvus laisvalaikis ir panašiai. Tai irgi eina į sveikos meilės sąvoką ir požiūrį į save. Tai Mhm. tikrai nereikia kažko, kad tu galėtum save apdovanoti. Tiesiog
priimk save, mylėk ir lepink save. Nes aš, kaip sakau, labai mėgstu sakyti, kad jeigu tu savęs nemyli, kas tada gali tave mylėti? Jeigu tu nesi pavyzdys tos meilės, tai tu turėtum mylėti taip save, kaip kiti turėtų mylėti. Ne iš kitų turi prašyti meilės, reikalauti. Tu turi būti pavyzdys, kokios tu meilės nusipelnei ir kokios pagarbos tu nusipelnei. Tu turėtum nustatyti sąlygas ir būti tas pavyzdys. Nes Mhm. galų gale tau reikės pačiam su savim nugyventi visą gyvenimą, ne tavo vyrui, žmonai, ne vaikams, o pačiam tau. Tai labai svarbus yra tas sveikas santykis su savim. Taip, ir vat, gal čia ir yra vienas iš tokių mitų, kad apdovanosiu save, nes aš save myliu, kaip ir minėjot, vat, kažkoks nusipirkimas, kažkokio daikto yra lyg vat, meilė savo parodimas. Taip. Tai truputėlį palėtėm tą, kaip ir temą apie mitus. Tai vat, kokius galbūt žinote tokius didžiausius mitus apie meilę savo, kurie va dabar varijuoja pas mus ir žiniasklaidoje, ir galbūt šiaip kalbantis žmonėm tarpusavyje. Na, tai dažniausiai galbūt su kuo tenka sudaryti, tai būtų vienas iš pagrindinių, kad meilė savo yra lygų narcisizmas. Ir kaip sakau, na, angliškas terminas self-love skamba labai gražiai. Lietuviškai savimeilė, nu, toks jau nelabai. Bet kodėl nelabai? Dėl to, nes visuomenės kurtas toks įspūdis, kad visi, kurie myli save, yra, na, savanaudžiai, rūpinasi tik savim, žiūri tik savęs ir panašiai. Taip nėra. Save mylintis žmogus sukuria sveiką santykį ir požiūrį į save ir dažniausiai kuria tokį pat sveiką, empatišką požiūrį, santykį su kitais. Ir jie net geriau geba sukurti tą santykį, nes jie labai gerai save pažįsta, labai gerai atpažįsta jausmus, kažkokius veiksnius ir geba būti, na, atjaučiantis kitam, priimti kitą toks, koks jis yra. O narcizas, na, jis yra egocentriškas ir, na, gali siekti tikslų, nepaisant kitų žmonių. Kai tuo tarpu save mylintis žmogus, jis, na, ras kompromisą, ras kelią, kad niekas nenukentėtų ir, na, kartu gali pasiekti tą tikslą. Jam nerūpės, kad čia aš vienas viską padariau. Ne. Nu, tai viską apimantis dalykas yra. Tai vat dažniausiai tikriausiai ir vat bus tas toks kaip ir, nu, vat didžiausias mitas, kad jeigu aš save myliu, tai aš tada esu narcizas ir tada aš į kitus visiškai nekreipiu dėmesio ir darau tik tais tai, kas man yra gerai, ar ne? Taip. Taip, tikrai, bet taip nėra. Visų pirma, ir šiaip reikėtų suprasti, kad narcizas jau kaip ir sutrikimas yra. Na, ir tai kitaip veikia visos smegenys ir tai yra tik aš. O kai save myli, tu myli tiesiog žinodamas savo vertę, savo ribas, turėdamas aiškę savigarbą, aiškės vertybės ir nebandai kitiems įrodyti šito. Tau nereikia ir šiaip kitų pritarimo, ką narcizams labai svarbu, kad kiti jį kreiptų dėmesį ir tas dėmesys būtų teigiamas, kad tas pasiekimas būtų, na, matomas ir visų, nu, toks pagarbos reikalavimas. Save mylintis žmogus žino savo vertę ir, na, jam nereikia kitų pritarimų. Nereikia ten ir lipti per kitų galvą, nes, na, tu žinai savo vertę. Tau niekam nieko nereikia įrodyti. Mhm. Taip, labai gražus atskirimas, kad narcisistiniam aplamai vat asmenybei reikia pritarimo tokio, ar nereikia lipti per kitų galvas, o meilė savo visiškai nėra apie tai. Ir Taip. labai norisi va tai atskirti, nes, nu, va toks yra labai didelis susiformavęs mitas ir tada atrodo gėda pasakyti, kad va aš save myliu, ar ne? Taip. Na ir prie šito mito jau ir jeigu apie meilę savo kalbant, tai yra mitas, kad jeigu aš myliu tik save, tai aš, na, nesirūpinu kitais. Ir labai šitą pastebiu su mamom dirbant, kad, sakau, galbūt atrastumėt laiko savo, atkreiptumėt į save dėmesį, pasigilintumėt, rastumėt dienoje minutę pagalvoti apie save, ką jūs jaučiat. Ir tada, kaip ne, čia aš turiu mažą vaiką, nu, po kelių metų ten, kai jis jau pats viską darys ir tas laukimas eina ir nu daug metų praeina. Taip pat yra buvę tokių atvejų, kai žmogus sako,
motinystės atostogą ir grįžta vyras ir negali pabūti su vaiku, kad žmona skirtų sau pakankamai laiko, tarkim, duše elementariam, dėl to, nes jis pavargęs ir ji turi greitai bėgt, pagamint vakarienę, greit palįst po dušu, nes reikia eit toliau rūpintis vaiku. Ir taip toje dienoje prasmenga ta asmenybė, tas žmogus. Ir atėjus kažkuriam kritiniam taškui ateina žmogus ir sako, aš nebežinau, kas aš esu, aš nebeturiu asmenybės, aš tiesiog pamečiau save. Ir labai svarbu yra atskirti, kad rasti to laiko sau, rasti, kaip savim pasirūpinti, kaip atkreipti tą dėmesį į save, kaip pasigilinti, pabūti ir patenkinti savo poreikius, nes mes esam pavyzdys savo vaikams. Ir kad mes aukojamės besąlygiškai tam vaikui, tai gal ir tau atrodo gerai ir altruistiškai, bet realiai tas vaikas ir augina tokį suvokimą, kad aš turiu aukotis kitam, kad mylėtų mane. O jeigu mes rodysim pavyzdį, kad galim balansuoti ir kurti sveiką santykį, mylint tiek save, tiek tą vaiką, tiek vyrą, ir galim atrasti sveiką tokį balansą ir būti pailsėjusios, laimingos, sveikos galų gale, nes mums reikia būti sveikom, kad pasirūpintų vaiku. Tai labai svarbu yra į tai atkreipti dėmesį, kad tu būsi nemiegojusi, pavargusi, perdegusi, kažin kiek tos naudos bus, kuriant tą santykį šeimoje. Tai iš esmės irgi vat, ta meilė savo yra mokomasi kaip ir per pavyzdį, ar ne, kurį mes matome šeimoje. Taip, tai tikrai ateina iš įvairių šeimų užaugę asmenys ir labai greitai pasimato, kokioje aplinkoje buvo augama ir kasdienoje, šiaip ir darbo aplinkoje, bent jau aš tikrai pastebiu, kur būna labai sveikas požiūris, viską išugdytas ir kur būna ta tokia įaugusi savikritika, kad aš nepakankamas, aš nepakankamai darau ir man reikia vadovo pritarimo kiekvienam žingsnėje, kad aš pakankamai darau, kad aš gerai darau, nors tu pasąmoniai supranti, kad tu darai gerai, tu viską padarai, kad tau sakė ir tu padarai dar daugiau, bet vis tiek reikia. Ir iš to ateina ir toks perdegimas, nes man reikia dar ir dar, nes abejoju, ir kiekvienas vadovas eina ir už kiekvieną žingsnį tave giria, ar už tavo darbą. Ne, bet tokiam žmogui, kuris užaugo, kuriam nebuvo rodomas pavyzdys savęs meilės, kuriam nebuvo rodomas ir tų ribų brėžimą, kaip brėžti ribas, kaip atskirti, kaip jaustis pakankamam, tikrai yra labai sunku. Ir bent jau aš savo aplinkoje matau, kad tie, kurie užaugo sveikoje aplinkoje, kuriems buvo leidžiama jausti, reikštis, kur buvo ugdomas sveikas požiūris į save, kad tu esi pakankamas, tu gerai dirbi, tu stengiasi. Mums nereikia akcentuoti rezultatą, mums reikia akcentuoti tą, kad tu tiesiog esi pakankamas, tu padarai viską, ką galėjai ir to pakanka ir pasidžiaug, tu šaunuolis ir taip toliau. Ir tada jie tampa užaugę tikrai sėkmingesni ir jie labai laimingi būna, nes tikrai nereikia jiems, kad kažkas įrodinėtų, jie dirba savo darbą, atsipalaidavę ir jiems žiauriai smagu yra ir gera. Ir žiūri tada į juos ir galvoju, kaip gera ir aš taip norėčiau. Ir tada tau laukia ilgas kelias, kad to išmokti, bet ir po to ir tau bus fain, nes niekada nėra vėlu mokytis meilę savo. Tai čia galima pasakyti, netgi gal yra tokia kaip ir baimė būti egoistiškam, ar ne, nes vat, mylėti save tai kažkoks vat egoizmas. Taip. Nes jeigu aš myliu, tai aš kiti man nerūpi, aš tik galvoju apie save. Tai, kaip ir sakiau, meilė savo yra ir apie sveiką santykį su kitais. Taip. Ir vat irgi galbūt įdomu, kaip atrasti tą balansą tarp meilės savo ir rūpinimuose kitais žmonėmis. Tai kai mes labai aiškiai pažįstame save, kai žinome, kokia ta meilė yra, ko mums reikia, kai svarbiausia yra pažinti save, jausti ribas, nes labai greitai žmogus gali perdegti. Ir tikrai, kai nėra išsigryninęs visko, žmogus gali išdalinti save, paaukoti savo laiką. Ir tas, ne kartą sakiau jau ir šiandien apie ribų brėžimą,
Tai jeigu tu laiku nepasakai ne, tai tu iš savęs atimi, iš savęs dalelytę, kur galėjai skirti savo. Ir tą balansą tai tiesiog reikia mokytis pasakyti. Ir viena iš praktikų ir yra mokymasis brėžti ribas. Ir mes pradedam nuo tokių galbūt labai lengvų, banalių situacijų ir pereinam prie labai sunkių. Ir tikrai žmogus labai pasikeičia vien išmokdamas sakyti ne. Kažkaip man atrodo, kad mes irgi galbūt dar toks lietuvių bruožas yra, kad sukąsk dantis ir padaryk ir nieko nesakyk, čia jokių rūpesčių nesukelt. Tai irgi toks yra pasakymas, kad sukąsiu dantis, padarysiu žodžiu, po to pamiršiu ir viskas. Bet tada ateina antra tokia situacija ir tada tu vėl tą patį darai. Tai čia irgi galbūt yra toks pasitaikantis gan tokia situacija. Bet tada jau žmonės ateina tokie visiškai perdegę, pavargę, depresyvūs, isterijoje ateina, kai jau pasiekia tą ribą ir būna šviežiai pasiekę. Kiti tiesiog ateina ir sako, aš verkiu darbe, aš jau nebegaliu ir man tie visi Teamsų, emailų pipsėjimai varo iš proto, aš jaučiu, kad viskas, jau man yra riba, bet aš ir nebegaliu išeiti iš tos situacijos. Tai vėlgi, sakom, stop, žiūrėkim, kas čia vyksta, apie ką čia yra, kur tu esi šitoj situacijai. Nesam mes tie darbiniai arkliai ir tie arkliai šiai dienai jau nebėra darbiniai, o labiau dėl grožio turbūt. Tai tiesiog, kaip sakau, mes turim brėžti ribą, niekas už mus tos ribos nenubrėž. O turbūt ir lietuvių bruožas iš kitos pusės ir yra, kad užkrauti ir vienas žmogus turėtų dirbti per kelias pareigas. Ir tik mes privalom parodyti darbdaviui, kad ne, aš atėjau dirbti šitas tai yra mano darbas ir mes brėžiam ribą. Aš kitų darbų neisiu ir nedarysiu. Taip, visiškai teisingai, reikia mokėti pastovėti kartus už save, ar ne, išlaikyti savo savivertę, savigarbą. Ir kaip tik gavome vieną klausimą iš žmonių, kurie stebi. Tai yra klausimas, kad visuomet lyginu save su kitais ir jaučiuosi nepakankamai gera. Kaip nustoti taip galvoti? Tai čia irgi yra geras labai klausimas ir pastebėjimas, nes tai yra vienas iš simptomų tos nemeilės savo lyginimas, nes mes jaučiamės nepakankam. Ir visada pas kaimynų bus žalesnė žolė, visada ir tvora gražesnė. Ir, kaip sakau, labai svarbu yra pirmiausia išsigryninti, ko aš noriu. Ar man reikia tų karjeros aukštumų, ar man reikia ten 200 kvadratų namo, gal man yra gerai su 80 ir aš esu labai laimingas. Ir gal man gerai yra mažiau atsakomybių ir aš nesinešu tada to darbo namo. Labai svarbu suprasti, ko aš noriu ir kas yra apie mane, ne apie kitus. Tai irgi čia galim ir paliesti šiek tiek tą visuomenės įtaką, nes šiai dienai influenceriai mūsų kasdienoje yra ir visur. Ir tikrai ir pati save pagaunu, kai žiūriu visokius Instagrame storius apie keliones, atostogas, namų pirkimus, investavimus ir panašiai. Ir galvoju, aš irgi noriu, kodėl aš nekeliauju, aš irgi dirbu, aš turiu čia dirbti nuo 8 iki 5 ir panašiai. Bet iš kitos pusės, ar aš norėčiau kiekvieną savo žingsnį filmuoti, ar aš norėčiau grožio salone kiekvieną dieną sėdėti? Greičiausiai ne. Kaip nustoti lygintis? Tai pamilti save. Tai yra tų pratimų, kuriuos atliekam. Reikėtų visų pirma neišsikelti didelių tikslų ir pradėti save girti už kiekvieną darbą, atkreipti dėmesį save. Nereikia žiūrėti, kaip tavo kolega padarė. Pažiūrim, aš padariau darbą ir sakau, va, šaunuolės, puikiai padirbėjai, tu tiesiog padarėjai laiku ir viskas, arba pabaigiai. Ir tikrai būna darbų, kuriuos mes labai vilkinam. Ir kai mes prisėdam padaryti, pagirkim už tai, kad prisėdam, pagirkim už tą titulinį lapą, nežinau, tiesiog už kiekvieną žingsnį girkim, tai nekainuoja. Ir nežinau, kuo lyginasi žmogus, bet jeigu išvaizda irgi, atraskit savo privalumus, atraskit, nežinau, pagirkit ir savo akis, šypseną, pagirkit savo fizinį aktyvumą, pagirkit savo empatiją, jautrumą, atraskit savyje tas geriausias savybės.
pačioj pradžioj tikrai rekomenduoju užsirašinėti tas pagyras, nes, na, kai mes žodžiu pasakom, išgirstam ir praeina, nu, taip banaliai skamba, neįsisąmoninam. Kai užsirašom, po to skaitom tuos komplimentus, mes sakom, nu jo, bet tikrai taip yra. Taip pat labai mėgstu veidrodžio efektą, kad prieš veidrodį sakyti savo komplimentus ir girti save, net jeigu tuo netiki. Tiesiog sugalvoti bet kokius 3 komplimentus ryte ar vakare, kai turit laiko, ir girti. Ir pačioj pradžioj klientai tikrai sako, nu, čia kažkaip labai kvailai jaučiausi, labai juokinga, bet savaitės pabaigoje, nu jo, aš pradedu tikėti tuo ir aš čia ten prieš veidrodį jau tokia stovi ir galvoju, nu jo, bet čia ir tie plaukai jau gražūs nebenušiurę, ir, na, tos akys ne tokios pavargusios, ir taip ateina ta meilė sau. Nes, na, jeigu mes visada lyginsimės, tai nu, visada atrasim, kuo mes prastesni už kitus esame. Mhm. Tai tas metodas, dar kitaip gal vadinamas fake it till you make it, kad Taip. vaidink, kol tai taps tiesa, tai jis iš esmės veikia, ar ne? Mhm. Nu, aš vadinu šiaip smegenų apgaudinėjimu ir su depresija sergančiais irgi šitą mėgstu panaudoti, kur labai ilgai užsitęsęs liūdesys yra. Yra metodas tiesiog ir video YouTube'e, kaip žmogus juokiasi ir užkrečia juoku kitu ir tu pats pradedi juoktis ir taip irgi gaminasi laimės hormonai. Ir nu, taip apgaudinėji tas smegenis. Ir, na, padėkok, dėkingumą, dienoraštį savo už kažką, padėkok ir nu, tikrai tas dėkingumas atsiras. Ir nu, tu patikėsi tuo, ką tu nurašai ir sakai savo. Taip, tai irgi esu netgi girdėjusi tokį metodą, kad galima stovėti prieš veidrodį arba nebūtinai prieš veidrodį ir tiesiog šypsotis, nes šypsena jinai įtempia tam tikrus raumenis, išsiskiria hormonai ir mes tada iš esmės geriau jaučiamės. Tai atrodo tokie labai paprasti dalykai, bet nelabai naudojam savo dienoje, tai reikėtų po truputėlį naudoti tai. Taip, ypač žiemos sezonų, kai saulės yra šiek tiek mažiau, tai tikrai reikia, kad ir dirbtinai sukelti tą laimės hormonų gaminimą. Ir nežinau, kaip jūs ten už ekranų išsijungia vaizdus, bet, na, ir man tiesiog natūraliai kyla šypsena ir man neina nustoti šypsotis, bet ar dėl to, kad aš čia labai tokia jau happy, užsihypinus labai, nu greičiausiai ne, nes mes kalbam tikrai labai rimtom ir aktualiom temom. Tiesiog yra labai smagu ir aš tave matau, tu šypsaisi ir man norisi šypsotis. Ir, nu nežinau kaip kitiem, bet bent jau kai aš kalbu su žmonėmis, tai tikrai, kai jie šypsosi ir kūno kalba ta būna tokia atvira, pasilenkimai, apsikabinimai ir panašiai, tai ir man norisi tą patį daryti, man norisi šypsotis, atsakyti tą šypseną. Mhm. Ir taip, gal dar pereisiu prie tokio kito klausimo. Kokia yra tos sveikos meilės savo svarba mūsų kasdieniame gyvenime, ar ne? Kaip tai padeda galbūt mūsų santykė būti su savimi ir su kitais? Tai meilė savo vėlgi, tai pagrindinis komponentas mūsų kasdienoje, tai yra absoliučiai visur. Mes kalbam apie sveiką požiūrį pirmiausia apie save, kad mes gebam nubrėžti ribas, žinom savo vertybės, galim nepaminti jų ir laikytis. Taip pat save mylintis žmogus sukurs tikrai sveikus santykius, nes geba būti empatiškas, vėlgi priimantis, žino, nesiekia kitų pritarimo, gali išsikelti tikslus, kurie yra pasiekiami, nėra pernelyg dideli ir jų siekti, nes jis nebijo sėkmės ir nesėkmės, nes jis gali priimti tą nesėkmę. Tai apskritai, kaip mes reaguojame į tą nesėkmę, kaip mes priemame klaidas, kaip priemame kitų klaidas. Na, tikrai save mylintis žmogus ir kontaktą pagauna su kitais ir gali ir paguosti, ir palaikyti. Kas dar galėtų būti? Absoliučiai visur. Na, ir šiaip tas labai svarbu yra rūpinti save tiek psichologinė prasme, tiek fizinė. Ir tai irgi sudaro mūsų kasdieną. Mes irgi stengiamės ir fiziškai aktyvus būti, ir sveikai maitintis, ir ten, nežinau, tiesiog užsiemam savihigieną, išsipasakojam, išsikalbam ir tai viskas susideda.
Visur yra ta meilė sau ir kai mes galbūt kritikuojam kitus, esam nelaimingi, irgi reikėtų susirūpinti, kodėl tai vyksta. Ir greičiausiai vėlgi iš to, kad mes jaučiamės nepakankami ir tiesiog ieškom to pritarimo, kad aš gerai elgiuosi, darau ir vertas esu sėkmės. Tai kai save mylintis žmogus, jis tiesiog siekia sėkmės. Taip. Ir vat gal kažkaip dar irgi galime prieiti prie to, kaip pastebėti, kad žmogus savęs nemyli. Jeigu, pavyzdžiui, turime kažkokį ar kolegą, ar draugą, ar šeimos narį, vat iš kokių ženklų galima matyti, kad, nu, vat trūksta galbūt žmogui to pasitikėjimo savimi, meilės sau ir kaip paskatinti gražiai būtų galima, kad galbūt sau daugiau laiko skirtų, ribas nusibrėžtų. Tai iš tikrųjų ta pati kritika kitiem, pyktis, liūdesys, kai žmogus jaučiasi nepakankamas, yra toksiškose santykiuose, negeba užmėgsti santykių, išlaikyti draugysčių. Tai greičiausiai tokie būtų lengviausiai pastebimi. Ir toks tikrai ateina žmonės dažniausiai pavargę, perdegę, ateina iš smurtinių santykių. Ir jie tokie nelaimingi būna. Bet tai jau būna riba dažniausiai, kai jau sakom, kreipkitės į psichologą. Kasdienoje, tikrai, iš to, kad net už pasiekimus save baudžiam, visada tokie nepakankam, visada negerai, ne iki galo, ten padarai darbą ir, bet galėjau geriau, galėjau kitaip. Arba pergalvojam labai vakarykščius susitikimus, tarkim, darbo pokalbis ir aš tą negerai padariau, taip nepasakiau ir to ne. Tai čia yra nemeilė sau ir mes tai galim greitai pastebėti. Ir kas būtų paprasčiausias, tai paklausti, tai jeigu tau draugas dabar tai pasakotų, kaip tau atrodytų, ar jis teisingai kalba? Nes kai perverčiam ant kito, sakytų greičiausiai, kad, ką tu čia kalbėjai, juk tu viską darai gerai ir viskas pakankamai yra ir tu šaunuolis esi ir žiauriai fainai. Ir tada jau gaunam tą pritarimą, palaikymą ir esam laimingi. Bet tik kai apsukam. Jeigu klaustum, tu paklausyk savęs iš šono, kaip tu čia kalbi, tai greičiausiai nesureaguotum. Nes kažkaip atrodo, galbūt dažniausiai taip ir būna, kad žmogus pats savęs nemyli, bet jis myli aplinkinius žmones. Ir tada, kai pastatai to mylimo žmogaus poziciją, tada kažkaip visai kitoks vaizdas susidaro. Jo, kitam žmogui aš taip nesakyčiau, kitam galbūt to nedaryčiau, bet kodėl man tada viduje toks jausmas kyla ir mintis. Nemėgstu tos sąvokos, bet iš vidinio vaiko kyla. Tiesiog mes taip išmokę esame, nes tikrai nėra paprasta mylėti save ir mes atsinešam iš šeimos daug ką. Ir jeigu mes neturėjom pavyzdžio, nebuvom mokyti savęs mylėti, ar negavom netgi tos meilės iš kitų, tai kaip tu suaugęs gali mokėti tai daryti? Tai tau yra nauja, tai gali būti ir tau nepriimtina. Ir tikrai būna ir atmetimo reakcijų, ir pykčio reakcijų už tai, kad tu pasakai, kad tu savęs nemyli. Bet tai kaip tą meilę mylėti, kaip tą meilę atrodo, kaip ją daryti ir kaip tu pradedi metodus kažkokios, tikrai jaučiasi pasipriešinimas, nes tai eina prieš jų prigimtį. Jie ne taip buvo auginti, ne taip mokyti. Tai kiek dabar mes matom iš mūsų viso šito pokalbio diskusijos, kad meilė savo gali kisti, ar ne, einant laikui, bėgant metams. Tai kas galbūt stiprina tą meilę savo, arba kas kaip tai gali būti kažkoks skirtis, kuris mūsų nubloškia žemyn. Tai jeigu apie nubloškimą, tai toksiški santykiai turbūt vienas pirmas numeris būtų. Ir tikrai dažniausiai praktikoje susiduriu su šituo, kad iš toksinių santykių nebūtinai fizinio smurto, bet užtenka ir psichologinio smurto. Ten ir darbo aplinkoje, jeigu naudojamas psichologinis smurtas, tai tikrai kerta per meilę sau. Tai traumos, krizės gyvenimo irgi išbalansuoja žmogų ir tikrai atsiranda labai daug dalykų, su kuriais reikia dirbti ir pamirštam save, pamirštam tą meilę ir bijom mylėti save. Tai greičiausiai tokie du pagrindiniai būtų, kuriuos išskirčiau ir kuriais dažniausiai praktikoje susiduriu.
Ir kas padėtų, tai sėkmė, pasiekimai. Tikrai ir pagyros, save apdovanojimai, kitų žmonių tie priminimai, kad vau, šaunuolis. Ir jeigu tu jų tiesi nepakankamas ir kitas sako, ne, tu labai gerai padirbėjai. Ir tu tada prisimeni, kad, taip, aš šauniai padirbėjau ir man tikrai pasisekė. Ir aš esu čia įvertintas ir mane priima tokį, koks aš esu. Taip pat trukdo mylėti save labai aplinka. Tai kai mes pradedam jau dirbti su savimeile, tai jau ir pradedam žiūrėti į aplinką. Ir žmogus ne tik save turi stebėti, bet ir jį supančius žmonės, kaip jie elgiasi su juo ir kokius jausmus kelia. Nes jeigu tu po pokalbio jautiesi išsunktas, toks menkas, sutriktas, tokie blogi jausmai, tai galbūt verta pergalvoti tos draugystės naudą. Ką tu gauni iš tos draugystės, jeigu tu iš pokalbio išeini tokioj būsenoj. Nes mes, jeigu mylim save, iš tikrųjų, tai ir apsupam tokiais žmonėms. Ir jie tokie ir paskatinantis, ir negailintis komplimentų. O tie žmonės, kurie nemyli save, ir traukia tuos nemylinčius ir kritikuojančius, piktus, tokios labiau galbūt neigiamą nusistatymą turinčius žmonės. Ir jo, aš kažkaip dar užfiksavau komplimentų svarbą, kad mes kažkaip nelabai gal esame linkę pasakyti tą komplimentą, bet mum jį pasakyti nieko nekainuoja, o kitam žmogui tai gali būti labai svarbu. Tas vienas toks komplimentas, vienas pagirimas. Nes tikrai kasdienoje, kiek mes save pagiriam, kiek mes tų komplimentų sakom. Galbūt, kol tu mokaisi mylėti, taip, tai tavo kaip ir darbas, užduotis, namų darbai būna. Bet kai tu išmoksti, vėlgi galbūt šiek tiek primiršti, tai už tuos didžiuosius pasiekimus pagiri, o kasdienoje, kai tu pavargsti, kai būna sunki diena, kai nesėkmė lydi nesėkmę. Tikrai svarbu ir kitų žmonių palaikymas ir dėmesio parodimas tau ir pabrėžimas tavo stipriųjų savybių. Tai vat visi, kurie dabar stebi šitą webinarą, po webinaro turės save pagirti, kad sėdėjote, klausėtės, žodžiu, kažko naujo šiandien sužinojote. Tai vat, kad būtų kažkoks praktinis dalykas, kurį galėtumėte iš čia išsinešti, kas, manau, tikrai labai svarbu yra, nes dauguma dabar iš tikrųjų, vat, pasėdam, kažką padarom ir tada einam kitų reikalų darytis. Bet kad pasakyt savo, kad, vat, labai gerai iš tikrųjų, vat, prisėdai, pasiklausai, vat, gal kažką naujo sužinojai, tai vat irgi toks svarbus labai dalykas. Taip, tai čia irgi rūpinimasis savo psichologinė būsena yra. Nereikia galbūt eiti pas psichologą, kad galėtum rūpintis, bet knygas skaityti, seminarus žiūrėti, podcastus kažkoks klausyti, tai irgi yra rūpinimasis savo psichologinė sveikata. Tai vat irgi dabar kaip tik norėjau klausti dėl tų pirmųjų žingsnių. Vat, pavyzdžiui, gal niekada nebuvo žmogus susimąstęs, kas ta meilė savo, kaip tai daryti, ir dabar pasiklausys ir sakys, taip, aš noriu pradėti ten save gal labiau kažkaip mylėti. Tai kokie yra tie pirmieji žingsniai, nuo ko reikėtų pradėti tai daryti? Tai iš tikrųjų praktiškai visada dirbant su šita tema mes mokomės pirmiausia jausmų žodyną. Tai turiu nemažai paveiksliukų metodikos ir dažniausiai žmonės, kurie nėra linkę į savirefleksiją, jiems tai juodas darbas yra. Ir jie tik išgirsta, kaip tu jautiesi, jie jau, vėl reikės galvoti čia, nes jiems tai yra sunku. Ir aš naudoju špargalkes tokias ir jie skaito tuos jausmus ir pritimpinėja savo, kol iš tikrųjų pradeda juos jausti. Ir tada pradeda įsisąmoninti ir ilgainiui nebereikia to špargalkės, nes jis geba savo pasakyti. Ir tai nėra tik, aš jaučiuosi laimingas, arba aš jaučiuosi liūdnas, ar ten susimąstęs. Ne, tai yra labai platus žodynas ir mes to mokomės. Tai būtų savistaba. Ir tada eina jau savęs priėmimas, toks, koks tu esi, su visom ydom, su visom tau galbūt nelabai patinkančiom savybėm, bet tu priėmi save toks, koks tu esi, ir tu nenori savęs keisti. Tu susitaikai su tuo. Tada mes pradedam sakyti savo komplimentus, giriam save už pasiekimus, dažnai sakom,
aš esu vertingas, aš esu vertas meilės, aš esu nusipelnęs, man tiesiog aš galiu būti mylimas, duodam sau leidimą, kad kiti mylėtų save ir kad aš galiu pats save mylėti. Tai taip pat stengiamės stebėti klaidingą mąstymą, kad aš čia esu nepakankamas, aš čia blogai padariau, aš čia nesąmonę pasakiau. Ne, mes nesigilinam, neužsibūnam tose mintyse. Pradžioje galbūt reikia ir paignoruoti, kartais paneigti. Ir tai mokomės irgi psichologo kabinete, nes, na, kai kitas girdi, galbūt lengviau yra atkreipti dėmesį. Tai auginam tą savimonę vėlgi. Tada ribų nusistatymas, laiku pasakytas ne. Kaip sakau, jeigu tu pasakai taip kitam, tu pasakai sau ne. Tai pradėkim sakyti kitiem ne, o sau taip ir savo poreikiams taip. Tai rūpinimas savimi tiek psichologinė prasme, tiek fizinė prasme, kaip ir minėjau, seminarai, podcastai, aktyvi fizinė veikla, jeigu norisi pasikalbėti su kitais, galbūt atviras, platus pokalbis su draugais, artimaisiais, su psichologu, jeigu reikia. Tikrai reikia įvertinti savo pasiekimus, vėlgi už kiekvieną žingsnį, nereikia mums apaukštinimo, kad mes save galėtume pagirti. Labai svarbu, bet tikrai jau tolimesnis žingsnis būtų atsiribojimas nuo toksiškų santykių, tiek romantinių, tiek socialinių. Galbūt darbo pakeitimas, jeigu, tiesiog naudojamas psichologinis smurtas, esate engiamas jūsų ribų, nėra laikomas, jeigu jūs verčia, tarkim, viršvalandžius dirbti, užkrauna labai daug darbo, pagal jūsų pareigybės, vėlgi, tai būtų čia irgi atsisakymas toksiškų santykių. Empatija savo, atleidimas, vėlgi, žinau, terapija, saviugda, baigti kritikuoti save, tikrai stabdyti kritiką savo. Mhm. Ir viską mažais žingsniais daryti, neskubėti. Taip. Tai vat kyla tas toks gal ir klausimas, kiek pats sau gali padėti, ar ne, taikydamas visus šitos metodus, ir kada galbūt yra tas žingsnis, kad reikėtų nueiti pasikalbėti su specialistu, arba kokias galimybės galbūt atveria psichologas, jeigu ateina žmogus su būtent meilę savo problema. Dažniausiai, kai žmogus ateina su kažkokia problema, tai labai labai retai būna, kad sakytų, aš tiesiog nemyliu savęs. Tai būna slepiasi už toksiškų santykių, už perdegimo, už didelio nuovargio, depresyvios nuotaikos, jau emocijų nebekontroliavimo. Ir tik ilgainiui paaiškėja, kad ten nėra tos meilės savo. Tai, kad žmogus negeba megzti santykių irgi. Kalbamės ir paaiškėja, kad tiesiog žmogus nėra priėmęs pats savęs tokio, koks jis yra, ir jis negali kalbėti su kitais, priimti jų, nes nežino, kas jis yra, kaip bendrauti, kaip jam patinka, nes jis sako, bet jie dalyvauja vakarėlį ir jiem labai smagu ir jie su visais kalbasi, o man taip sunku nueiti vien ten ir tada dar būti reikia ir dar ateina kalbinti mane, kodėl aš toks esu. Tai vėlgi, tai reikėtų išsigryninti, kas aš esu ir priimti save tokį, koks esu ir neversti savęs daryti to, ko nenori. Jeigu žmogus yra savireflektiška, domisi psichologija, domisi savimi, gilinasi savo jausmus, yra toks pastabus, racionalus, geba klausyti kitų, aš manau, kad tikrai gali ir pats susitvarkyti ir praktikuoti tą meilę savo. Po šito seminaro labai daug metodų yra išsinešama ir labai daug praktikų galima naudoti kasdienoje. Ir tiesiog duokit savo laiko, mėnesį laiko, pabandykit savo komplimentus pasakyti, pagirti už kažkokius žingsnius ir žiūrėkit, kaip jūs jaučiatės, koks tas jausmas viduje yra. Galit matuoti tą jausmą, kaip aš jaučiuosi, kokia mano savimeilė yra šiandieną ir kokia po savaitės, po mėnesio. Ir stebėti, jeigu žmogus linkęs į savistabą, yra tikrai sąmoningas, emociškai raštingas, aš manau, kad tikrai susitvarkys. Ir labai galbūt gražus toks pastebėjimas, kad ne visada žmogus gali suprasti, kad pas jį nėra tos meilės savo. Kad prasideda kažkokie rimtesni dalykai,
kurie uždengia atrodo ir po to tu grįžti vat prie to, kad vat, nu, nuo to visos problemos prasidėjo. Nu, ir tikrai dažniausiai paklausus, kame visoje toje situacijoje, kame yra tas žmogus, kur, ne fiziškai, bet kaip žmogus, kaip asmenybė. Ir išsilaisvina visi jausmai ir pasipila ašaros ir atrodo atrakini tiesiog skrynę. Ir žmogui atrodo atsiranda erdvės, jis tarsi gauna leidimą būti asmeniu, jausti, pagalvoti apie save. Tai tikrai žmonės linkę pamiršti save. Mhm. Taip, tai vat atrodo, kad mes kaip ir neleidžiame savo būti savimi ir tada atsiranda vat visokios kažkokios galbūt pridengiančios problemos ant viršaus ar užkrentančios. Ir ta meilė savo yra leidimas savo būti savimi. Iš esmės. Taip. Taip, tai vat, kadangi jau po truputėlį einam į pabaigą, aš gal dar truputį norėčiau paliesti visos medijos temą, nes matome labai daug visokių modelių, reklamų, socialiniai visokie tinklai, žodžiu, vyrai turi būti visi raumeningi, gražūs, pilvukas neduok dieve, moteris visos irgi plonos, nes tai per stora, tai per plona, tai dar kažkokia. Žodžiu, atrodo tų grožio standartų pilna ir vat atsiranda galbūt tas toksai, kad vat aš taip neatrodau, aš taip nesielgiu, aš to nepasiekiu ir dėl to aš nesu kažko vertas. Taip, tai iš to greičiausiai vienas iš priežasčių būtų ir anoreksija ir bulimija, kai mes stengiamės dėl kitų atrodyti gražus, nes nėra priimtina būti ten kažkokiam apkūniam, turėti riebalinį sluoksnį. Dėl to, nes vėlgi mes stengiamės įtikti kitiem, pagal kitų nuomonę daryti. Ir ta visuomenės vaizdas sukurtas taip, visos lieknos gražios, pasidažiusios, visada gražiais sveikais plaukais, stilingai apsirengusios ir daug keliaujančios ir mažai dirbančios. Tai tikrai daro didelę įtaką jau ir ne tik kaip asmeniui, bet ir santykiams, nes žmonės pradeda norėtis kurti santykius, net nepasiruošę jiems, šeimas kurti. Jeigu influencerė kokia pagimdė vaiką, tai ir man būtinai reikia, nes va, žiūrėk, kaip jie gražiai gyvena ir taip toliau. Tai labai labai didelė įtaka yra daroma. Bet tai ar mes galim kontroliuoti juos? Greičiausiai ne. Mes negalim reguliuoti jų gyvenimą. Mes galim reguliuoti tik savo paties požiūrį į save. Ir tai greičiausiai būtų ir kova prieš patyčias. Jeigu mes auginam vaiką sąmoningai ir akcentuojam jo talentus, gebėjimus, privalumus ir priemam jį tokį, koks jis yra, leidžiam jam būti toks, koks jis yra, su visais trūkumais ir privalumais, jam ir tos patyčios, kurios vyks, gal ne patyčios, bet tiesiog pravardžiavimai, kažkokios replikos, jam nebus įdomios. Nes jam nereikia įrodyti tiems žmonėms kažkam, kad, aš nesu toks. Jis žino, kad nėra kvailas, negražus, storas ar panašiai. Ne, jis žino, kad yra pakankamas ir jam yra gera būti tokiam, koks jis yra. Tai vėlgi, mes mokom vaikus mylėti save, priimti save, bet labiausiai reikia mokyti save, tėvus, suaugusiuosius ir būti pavyzdys ir per pavyzdį mokyti juos priimti ir mylėti. Nes jeigu mes nemylėsim savęs, tai ir kartosim tam vaikui, kad, juk tu gražus, esi, ten tavo nosis graži, bet savo nosį peiksim, tai, netokį mes savimonę formuojam. Ir vat apskritai pati psichologija, kaip jie žiūri į žmogų, kad kiekvienas žmogus yra labai unikalus, kiekvienas yra labai savitas, ar ne? Ir dėl to psichologija negali apibendrinti, kad čia visi tokie arba kažkokius tyrimus padaro, nes sakys, kad dabar visi taip turi jaustis, arba, žodžiu, nėra tokio apibendrinimo. O medija, atrodo, labai bando mus visus į vienus tokius rėmus įdėti ir tada atsiranda tas toksai, kad aš netoks galbūt kaip visi turi būti. Aš nežinau, kiek medija bando, kiek mes patys bandom save sulyginti su kitais. Ir tikrai ir šią savaitę kalbėjom su vienu klientu, kuris kenčia nuo to, kad jam sunku bendrauti, užmėgsti ryšį. Bet sakau, jeigu mes visi būsim tokie bendraujantis, tokie
komunikabilūs, mėgstantys save reikšti, komunikuoti, dėmesį ir panašiai, ar nebus žmonių per daug? Na, mes ir esam ta visuomenė sukurta tokia, kokia ir turim būt. Ir reikia ir tų tylesnių žmonių, ir tų labai ekstravagantiškų žmonių. Jeigu visi bus tokie, na, judrus, faini, linksmi ir pasikūrę, tai kas dirbs finansuose, kas dirbs analitinį darbą? Na, greičiausiai bus sunku susikoncentruoti į tai. Na, man į skaičius būtų labai sunku susikoncentruoti. Aš mėgstu ir kalbėti, ir analizuoti, bet man reikia pasireikšti. Man reikia plėsti tą akiratį, plėsti žinias. Bet ar kitiems patiktų tiek daug kalbėti su kitais žmonėmis arba konsultaciją visą pratylėti 50 minučių ir gyventi kito jausmais? Irgi greičiausiai ne. Ir ar būtų įdomu, jeigu visi tokie būtų? Irgi greičiausiai ne. Jeigu visi būtų linkę tiek klausyti, tiek gilintis, greičiausiai aš darbo tiesiog neturėčiau. Tai gal taip irgi gražiai apibendrinant visą šitą, ką pasakėt, tai kad labai svarbu yra kiekvienam suprasti savo unikalumą, savo savitumą ir mylėti save tokiai, koks esi iš esmės ir nebandyti savęs kažkaip užgniaužti ir, žodžiu, lygintis į kažką kitą. Tai kadangi jau mūsų webinaras po truputėlį į pabaigą eina, jūs gal dar turit kokį nors baigiamąjį žodį, ką norėtumėt ar palinkėti, ar kažkokią žinią galbūt perduoti žmonėm, kurie klausosi. Tai visų pirma, aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje vis dažniau ir garsiau yra kalbama apie psichinę sveikatą. Ir kai aš pradėjau studijuoti psichologiją, tikrai apie psichinę sveikatos dieną Lietuvoje, kažin kiek buvo kalbama ir kiek garsinama. Šiai dienai ta sklaida yra didelė. Ir tų renginių, kurie vyksta šiandieną, yra nemaža dalis. Tikiuosi, kad kasmet augs ir žmonės kasmet vis daugiau rūpinsis savimi, atkreips dėmesį į save ir bus empatiškesni. Ir aš greičiausiai ir norėčiau užbaigti baigiamai tą žodį Oskaro Vaildo žodžiais, kad reikia nepamiršti, kad ta meilė yra romanas trunkantis visą gyvenimą, o kiekvienas romanas yra visoks. Ir būna ir pakylėjimų, ir nukritimų, būna pykčių, liūdesio, ir laimės, ir meilės, ir empatijos. Svarbiausia, priimkit save, būkit savo atlaidus. Mokykime aplinką, kaip reikia mylėti save, kaip su jumis reikia elgtis. Ir tiesiog turėkim tą švelnesnį požiūrį į viską. Visi psichologai.lt. Padedame jaustis geriau.